Atlikęs pareigą tėvynei, narsus karino tautos sūnau, gaudės aigai laisvės išnyko, laimėjimo laimėtinės akis nemotina užspaudė. Kaip malonu visą laiką žiūrėti į salę, kada ji pilna. Ir pilna draugų, kurie atėjo būtent pas Antaną Žilėną, jo knygos Toli nuo tėvynės pristatymo. Tai jau 6. knyga. Pas mus kažkaip labai įdomiai susiklosto. Ne istorikai rašo apie Lietuvos istoriją, o žmonės, kurie artimi istorijai. Ir būtent iš jų širdies tas meilė tėvynei labiausiai atsispindi. Taigi teko garbė pristatyti visas 6 knygas, tada toli nuo čia, Karininkų ramovėje, o dabar Antanas sugalvojo pristatyti knygą čia Tuskulėnuose, kur, manau, tikrai yra graudi vieta, nes čia yra palaidota apie 600 Lietuvos partizanų ir dar 200 kiti, kurie buvo sumesti į duobes. Ši vieta tikrai verta mūsų visų dėmesio. O pradėjome mūsų šį gražų susibūrimą, tai Vilniaus Ūla, Janina Bukontaitė vadovė, gražiom dainom, sako, gavėnios metu negalima dainuoti, bet aš visą laiką vadovaujuosi vienu principu, monsinjoro Alfonso Svarinsko išsakytais žodžiais. Gražiems dalykams visada yra visur vieta. O jeigu kalbėti apie Antaną Žilėną, tai, jis apie save rašė taip. Gimiau 1942 metais per vasario didžiausius šalčius Ignotiškio kaime Tauragnų valsčiuje Utenos rajone. Lankiau Kačiūnų pradinę ir Kuktiškių 7-metę mokyklas, baigęs Tauragnų vidurinę mokyklą 1962 metais išvykau studijuoti į Kauno Politechnikos institutą, įgijau kelių tiltų statybos inžinieriaus kvalifikaciją. Nuo 1966 metų pradėjau dirbti Vilniaus statybinėse organizacijose, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, dirbau besikuriančios Geležinis Vilkas brigados štabe, vėliau viešųjų pirkimų tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, sukakus seniorystės pilnametystei, generalinėje miškų urėdijoje konsultavau statybų ir viešųjų pirkimų klausimais. Nuo
2015 metų esi tik pasieniečių, kelininkų, energetikų senjorų klubo nariu. Šiek tiek praeikim per istoriją, kurią lydėjo tas laikotarpis Antano Žilėno knygos. Tai 2014 metais išleista prisiminimų labirintais. Tai 260 puslapių autobiografinė knyga apie save, apie tėvelio Antano Žilėno ir mamos Adylės Erliškytės giminės, apie savo ir tėvų gimtuosius kaimus, apie savo įgimtą Ignotiškių šalia Tauragnų, apie kaimynus šalia Ignotiškių, apie jau išnykusius kaimus ir išskridusius gandrus. Tai pirmoji tokia knyga, būtent pradėti nuo savęs. 2015 metais knygoje Kelias 470 puslapių jau auga, apimtis truputėlį. Antanas sudėjo gražiausius amžininkų prisiminimus apie kunigą Juozą Breivą, šviesuolį, kovotoją už Lietuvos kalbos išsaugojimą, Lenkų na, mano telefonas. Taip sudėjau puslapius. Okupuotame krašte Lietuvos valstybės stiprintoje Dievo tarną ir paprastą pasaulietį. 2018 metais ir 2022 metais pareigą išleido tritomį trilogiją Parubežys ir Parubežėnai. Apie sienos apsaugos organizavimą, apie kovas su Lenkų okupantais, apie lietuvių gyvenimą Parubežyje, apie pasienio policijos struktūrų formavimą ir jos veiklą iki 1940 metų antros pusės, apie lietuvių siekį susigrąžinti Vilnių ir Vilniaus kraštą. 2018 metais Parubežys ir Parubežėnai pirmas tomas 430 puslapių pateikė jaunos Lietuvos valstybės kova su priešais. Daug dėmesio skyrė kovoms su kaimynė Lenkija. Šioje pirmoje dalyje autorius pateikė daug archyvinių dokumentų apie sienos apsaugos istoriją. Šį tomą skyrė Utenos apskrities pasienio policijos šimtmečiui. Parubežys ir Parubežėnai antras tomas, jau 510 puslapių, pateikė pasienio policijoje tarnavusių kraštiečių, 221 autobiografiją, knygoje daug archyvinių dokumentų, amžininkų prisiminimų, to laikmečio autobiografijų. 22 metais išleista Parubežys ir Parubežėnai trečią tomą, jau šiek tiek mažiau, 350 puslapių, Antanas Žilėnas skyrė Lietuvos karininkui, pasienio policijos apskrities vadui Antanui Juodžiui. 25 metais išleista knyga Toli nuo tėvynės, iliustruoja senomis fotografijomis, vykusių ekspedicijų užrašų kopijomis, amžininkų prisiminimais, publikacijomis, iš spaudos apie lietuvius Gudijos, Mogiliovo, Vitebsko ir kitose carinės Rusijos bei vakarų Sibiro gubernijose. Knygoje pateikta jautri žinutė iš dar spaudos draudimo metų ėjusio laikraščio Tėvynės sargas 2002 metais publikacijos. Svarbu žinoti, kur kitur ir kokios yra lietuvių kolonijos. Kam žinomas nors vienas kokios kolonijos padėjimas, tai nepatingi aprašyti ir pranešti į laikraščius. Labiausiai geistina būtų turėti aprašymą tarp knygų apie lietuvius Baltarusijos pietryčiuose, šalia Rusijos federacijos ir federacijos teritorijoje turime labai mažai. Autorius lyg atsiliepdamas į 1902 metų Tėvynės sargas
raginimą pateikia Lietuvos skaitytojams didelės apimties knygą apie lietuvius Baltarusijos gudijos tolimuose pietryčiuose, Rusijos federacijos pakraščiuose bei Rusijos vakarų Sibire. Gausiai iliustruotoje knygoje autorius aprašo 10 grinai lietuviškų kaimų, išvardina 100 kaimų, kuriuose gyveno lietuvių šeimos, pateikia lietuviškų mokyklų istorijas, plačiai aprašo vienintelę Tarybų sąjungoje Baltarusijoje veikusią lietuvių Dimanavo vidurinę mokyklą, kurioje iki 1937 metų pabaigos mokėsi lietuviai iš visos Tarybų sąjungos. Pateikė 100 lietuvių mokytojų pavardžių, dirbusių lietuviškose mokyklose, knygose arti 200 lietuvių kunigų pavardžių, su trumpomis biografijomis, kunigavusių katalikiškose parapijose. Knygos skyrelyje Protėvių keliais autorius jautriai aprašo 2019 metų kelionės ekspedicijos, kaip katrais vadina autorius, įspūdžiais. Šiandien pristatome Antano Žilėno, dar spaustuvėje, dažais kvepiančią naują knygą Toli nuo tėvynės. Knygos pirmose puslapiuose autorius nuoširdžiai kreipiasi į skaitytoją. Brangusis skaitytojau, perskaitęs šios knygos eilutes, neužversk jos, skaityk toliau. Čia rasi daug Lietuvos praeities, rasi savo prosenelių, prievartą ir savanoriškai gyvenusių toli nuo tėvynės pavardės. Gal iš pavardės atpažinsi savo prosenelius ar proprosenelius, ten dirbusius mokytojais, kunigais. Gal ir tu, mielasis skaitytojai, vyksi tas tolimas vietus, kur svetimoje žemėje amžinojo poilsio priglausti tavo proseneliai. Tavo indėlis lietuvių tautos atminimui bus ypatingas, jei apie jų gyvenimus, likimus iš perskaitytų knygų papasakosi ateities kartoms. Tai paliksi didelę savosios tautos praeities atminimo žymę. Žinoma, kad knyga nesensta, bet kokiu pavydalu pasiekusi mus knyga primena, gaivina, saugo, garbina mūsų tautos istoriją. Knyga mažytis paminklas tos epochos žmogui, tautai, valstybei, civilizacijai. Ne žmogus, o knyga, neišmesta, nesuplėšyta, nesudeginta, gali nugyventi kelis gyvenimus. Taigi, noriu pakviesti su audringais aplodismentais pasitikime autorių. Labai malonu matyti jūsų tiek daug. Ačiū, kad jūs nebejingi knygai. Teisingai buvo pasakyta, kad knyga tai yra nedidelis paminklas mūsų tėvynės tautos istorijos atminimo paminklas. Ačiū, kad jūs mylit knygą ir kad jūs šiandien norite išgirsti apie naują knygą apie lietuvius gyvenusius toli nuo tėvynės. Gal aš pradėsiu trupučiuką nuo pavadinimo. Toli nuo tėvynės, tokių pavadinimų knygų tikrai yra daug. Aš blaškiausi dėl to pavadinimo, stengiausi pavadinimą visai. Tai yra buvo subrendęs visai kitas pavadinimas. Tai buvo pavadinimas Mogiliovo lietuviai. Bet kada pradedi ieškoti, domėtis, linkti tolyn į šoną, į rytus mūsų buvusios didžiosios tėvynės,
Taigi ir gimsta kitas pavadinimas. Taigi ir 3 potekstės ištrėmė, išvykome patys ir žemės gabalėlio ieškojame svetur. Pirmiausia, ištrėmė. Ištrėmė tai yra iki pirmųjų rusų atėjimų, tai yra caro laikais, caro laikų trėmimai, kada pirmieji trėmimai, masiniai pirmieji trėmimai prasidėjo, tai dar 1800, tai yra pirmieji trėmimai prasidėjo po abiejų tautų respublikos pirmojo padalijimo ir Podolėje buvo susikūręs ginkluotas derinys, tai Baro konfederacija, Baro konfederatai, tai jie pirmieji pasipriešino, žinodami, kad gresia pavojus iš Rusijos, gresia pavojus laisviai, gresia pavojus tikėjimui, gresia pavojus tėvynei, pradėjo maištauti ir buvo dideli masiški sukilimai. Šiom datom pažymėti Lietuvoje yra keletą paminklų, tai Jonavos rajone, Žeimiuose ir Vepriuose ir Ukmergės, atrodo, Šėtoj. Ir tuo metu caras ištrėmė labai daug į tolimą Sibirą, daug paėmė į caro kariuomenę. Vėliau didžiausi trėmimai, kaip jau žinom, buvo caro laikais po sukilimo. Ir paskutiniai mano aprašymo trėmimai, tai yra trėmimai tų lietuvių, tų patriotų, kurie gabeno knygas, kurie laikė knygas, naudojasi lietuviškom knygom. Ir caras griežtai baudė knygų laikytojus, knygų platintojus ir trėmė. Ir viena sąlyga buvo, maždaug nuo 1870 metų, viena sąlyga šitiem nusikaltėliam nuimdavo bausmę, jeigu jie sutikdavo vykti pirkti žemių, įsigyti žemių į Uždniestrę, tai yra už Mogiliovo, prie Mogiliovo link Koršos ir gerom priimtinom sąlygom. Taigi tuo metu labai daug išvyko lietuvių, išliko lietuvių ištisi kaimai, apsigyveno vienintelis toks tam krašte netoli Oršos Malkavos kaimas, tai 97 sodybos jau tada buvo, jie turėjo jau savo mokyklą, net savo darželį. Tai maždaug aš gal nepasakosiu išsamiau apie visus tas, kaip sakyti, kelionės ir sunkumus ir taip toliau. Aišku, kaip ir agitavo pristatytojas, knygą perskaitysim, žinosim. Tikiu, kad populiari tokia knyga man pasirodė šiuo metu. Jūs paskaitysit ir detalę sužinosit apie ten gyvenusių lietuvių gyvenimą, likimus. Ir kas yra įdomiausia, teisingai 1902 metais pirmam lietuviškam laikraštį buvo žinutė, kur jūs pacitavot, kad vis tik tai tuose kraštuose yra labai daug lietuvių. Ir apie juos labai mažai žinių čia turime. Ir laikraštys agitavo, rinkite žinias, rašykite rašytiniai formai žinutes apie kaimus, apie ten gyvenančius lietuvius. Bet laikraštys nustojo greitai ėjęs ir tuoj pat prasidėjo Rusijoje perversmas, kolektyvizacija ir taip toliau. Ir apie tuos kaimus tikrai knygučių išleista yra mažai.
tikrai mažai. Nesakyčiau, kad čia žemiau ir užpildžios tą spragą. Ne, šis tas bus palikta, gal kažkokie tai kontūrai, gal kažkokios tai mažos gairelės, gal nurodyta daugiau spaudos leidinių, kur buvo publikuojama tuo laiku apie ten gyvenusius lietuvius. Ir tarybiniais laikais gal negalima sakyti, taip jau negalima nuneigti to fakto, kad vis tik tai žinių apie ten gyvenusius lietuvius buvo nemažai. Ėjo Mogiliovo srity, tai yra Baltarusijoje, lietuviškas laikraštis Raudonasis Artojas. Ėjo jisai nuo 1927 iki 1937 metų, iki represijų. Ir ten nuvalius tos bjaurios ideologijos dulkes galima rasti ir faktų. Galima ten rasti ir apie Beltėdį Kolūkietį, apie Kolūkietį Buožę, kur išvarė iš kolūkio, retai tai būna, net aš negirdėjau, kad pas mus išvaryti. Tai va, iš tokių žinučių ir galima buvo susiformuoti apie jų, tai yra, koks ten vyko gyvenimas ir kaip lietuviai gyveno. Lietuviai vykdami į tuos kraštus susidomėjo pigiom žemėm. Pirmiausia, gal grįžt prie dar tų caro laikų. Caro valdžia jau Lietuvą nutautino. Pirmiausia, tai pradėjo nuo bažnyčios. Bažnyčiai pradėjo savo tikėjimu kurti čia bažnyčias ir pirmiausia žemės pardavinėjo jau kitatikiam, ne katalikam. O tuo laiku žemė mums, dabar mes taip žemės nevertinam ir mūsų palikuonys. O tais laikais vis tik žemė buvo didžiulė vertybė ir žmonės, šeimos buvo gausios, žemės trūko ir tokiom sąlygom žmonės vyko įsigyti. Buvo sudarytos bendrijos, kooperatyvai, siųsdavo patikėtinius į tas vietas, sužinot, kokios ten yra žemės, atveždavo saulytę maišiuką to dirvožemiuko parodyti suinteresuotų ir vykdavo ištisi kaimai. Kaimai vykdavo maždaug apie Šventą Jurgį, kada jau keliai pradžiūvę, kada jau galima ten apsistoti ir ruoštis žemės ūkiai. Veždavosi viską pradžiai, kurdavosi, pasisekdavo tiem įsikurti gana gerai, kada rasdavo nugyvento dvaro tokių ūkinių apgriuvusių pastatų. Tai ten pirmą žiemą praleisdavo. Kitur yra prisiminimų, kad gyventojai ten buvo tuose kraštuose, gal daugiau dominuoja lapuočiai medžiai, tai darydavo palapinės iš ąžuolo žievių. Taigi visais laikais, bet matyti bet kokiam sąlygom, įsikurti svetimoje žemėje yra nelengva. Lietuviai aktyviai kūrė mokyklas. Daug buvo mokyklų, vienintelė Tarybų Sąjungoje veikusi iki represijų, iki 1937 metų dominavo lietuvišką vidurinę mokyklą Tarybų Sąjungoje, Baltarusijoje. Daug lietuvių mokytojų ten dirbo, daug ir mūsų pažįstamų, kaip sakyti, žinomų literatų, kaip taip pas mus irgi yra Lazdynų Pelėdos anūkas Rimantas, tai jo teta irgi ten mokytojavo. Daug lietuvių buvo to leidžiamo Raudonasis Artojas korespondentais, mokytojais.
ir visus daugumą palėtė represija. Net kaip prisiminimuose teko suteikti, pamokų metu išvesdavo saugumiečiai mokytojus ir jie dingdavo. Pas mus, aišku, tos represijos buvo vėliau, o nuo 37 metų ypatingai Baltarusijai tas labai buvo žiauriai vykdoma. Toliau lietuviai labai daug kentėjo gyvendami tuose kraštuose, prasidėjus karui. Jauni vyrai buvo rusų mobilizuoti, užėjus vokiečiams, jaunimas, likusi jaunimą, ypatingai jaunas moteris, trėmė, vežė į Vokietiją darbams, siautė apylinkėse raudonieji partizanai, o raudonieji partizanai, desantai išmesti, tik šiokią tokią ginkluotę, be maisto, be aprangos, plėšė vietinius gyventojus. Ir vokietis sužinojęs, kad anas ar kitas gyventojas rėmė raudonąjį partizaną, matydavom ir kartuves, ir šaudymus. Toliau, raudonasis partizanas žino, kad tas kiemas, ta šeima bendrauja su vokiečiais, irgi panašus likimas. Taigi, po karo ten buvusių lietuvių šeimos, kada sienos jau Tarybų Sąjungos metu buvo atviros, labai daug grįžo į Lietuvą. Teko sutikti ir bendrauti su keletą lietuvių, jų jau reiškia toksai, gal net ir intelektas kitokis, vis vien ten tokia aplinka, toks pergyvenai, tokios netektys, tokios nepirkis. Tai dabar, kodėl man kilo mintis arba būtinybė parašyti šitą knygą. Kada rašiau antrą dalį Parubežys ir Parubežiniai, ir ten buvo pagrindė dalis išsamesnės ir trumpos biografijos pasienio policininkų, tarnavusių kraštiečių, aukštaičių, bet tarnavusių įvairiuose pasienio policijos baruose. Ir Lietuvos karininkas Antanas Juodis nuo pasienio policijos įsikūrimo pirmos dienos tapo apskrities pasienio policijos viršininkus ir iki, kada Vilnių mums grąžino, buvo Švenčionėlių baro viršininkas ir tarnavo iki 1940 metų vasaro pabaigos. Tai jam vis tik tai nutariau, kad reikia mažai tos trumpos keletą puslapių, keletą lapų biografijos, nutariau parašyti atskirą knygą leidinėlį. Tai yra 3 dalį. O jis yra gimęs Mogiliovo srity, jo tėvai aukštaičiai nuo Zarasų Rokiškio Utenos kampo, irgi išvažiavo, kaip ir pasakojo, tokio likimo vedini, ir jisai gimė ir augo jau ten išvykėlių Sofeisko kaime, netoli Mogiliovo, labai gražus kaimelis, Sofeisko kaimas. Augo šeimoje, pirmiausia, tėvelis buvo darbštus, ūkininkas, jau turėjo paskutiniais metais prieš revoliuciją, prieš perversmą carinėje Rusijoje 40 hektarų žemės. 2 sūnūs Antanas ir Jurgis baigė caro puskarininkų mokyklą. Vyresnysis brolis liko ūkininkauti pas tėvus. Ir kada užėjo raudonieji, caro karininkai Antanas ir Jurgis atsisakė tarnauti bolševikams raudonai kariuomeniai,
pabėgo į Lietuvą, tapo savanoriais, o ten pasilikusi broliai su tėvais, tikslių davinių nėra, bet kiek šeimos palikuonys pasakoja, tą vyresnį brolį su 3 mažamečiais vaikučiais, berniukais ir tėvus bolševikai sušaudė. Tai mano buvo toksai tikslas, gal ką nors rasiu papildomai apie jį, ką nors, gal žinot, kaip pas mumis, ką nors ieškai ir tokį liktai pradžią randi kapinėse. Eini į kapinės, randi gimimo datą, randi pavardę, mirimo, jau šis tas, jau yra susikabinimas. O ten dėja nieko neradau, gyventojų pasikeitė tam kaimelį, kaip jie visi save vadina, dačnikai, jokių atsiminimų, jokių absoliučiai nieko apie juodžius, nieko. Ir man labai pasisekė ta kelionė, gal apie kelionę aš atskirai. Tai būdamas toj kelionėj, 1919 metais, dar kada buvo laisvas važiavimas, dar santykiai su Batka buvo normalūs, važiavau vienas, nieko nebijodamas, drąsiai, labai man pasisekė, mane ten priėmė ir apgyvendino vieną lietuvaitę, bet jau mišri šeima, jo sūnus Mogiliovo universiteto dėstytojas, jis mane pasitiko ir mes labai daug kur aplankėm. Jis labai toks patriotas to krašto, nuo mamos, reiškia, domisi ir savo Lietuvos kraštu. Tai tokią surinkau medžiagos, kiek tai įmanoma buvo. Man kiekvienoje knygoje yra labai svarbu nuotraukų prisirinkau, persifotkinau. Tai ir gavosi, reiškia, iš tos kelionės, tarkim, 2 knygos. Šita apie juodį ir toli nuo tėvynės. Oi tu žirge, juodbėrėli, oi tu žirge, juodbėrėli, oi ko tu sužvelgei, vėlai vakarėlį, rytą kelionėlėn josim, rytą kelionėlėn josim, lygiajam laukelį su priešais kovosim, suskambės kardelė, sudurnės laukelė, susiūlos giružė, aukštajam kaliniam. Tai tada tu žvengsi žirge juodbėrėli, tai tada tu žvengsi žirge juodbėrėli. Negraudink močiutės aukštajam svirniam. Antanas yra daug gražių patriotiškų iniciatyvų autorius. Vieną iš jų, čia gal ir skaitė,
Mes turime Ąžuolų giraitę, Juozapinės kalvos, valdiškai gražiai skirtos, įteisintos žemės, ir mes puoselėjom jau 12 metų. Ir Antano sodinukai, Antano priežiūra, pavasarį ir rudenį jis visus organizuoja žolės pjovimą, kad neapželtų mūsų ąžuolai. Dabar ąžuolai jau, žinoma, 12 metų paaugę jau, bet vis tiek gražiau atrodo, kai nupjauta. Tai vienas pagrindinių organizatorių. Linkmenų bendruomenė, matyt, irgi žino puikiai apie jo gerus, gražius, įsimintinus darbus, įamžinant mūsų prieškario žuvusius pasieniečius, dirbusius prie Lietuvos-Lenkijos demarkacinės linijos. Jo iniciatyva prieš 7 metus, Antanai, patikslink, ar ne? 7 ar 8 metus. Iniciatyva anksčiau, prieš 7. Iniciatyvos visada ateina tik gymus. Bet prieš 8 metus mes pastatėm paminklinį akmenį ir Antanas, kaip mecenatas, kaip organizatorius, visada kasmet balandžio gegužės mėnesiais kviečia visus gegužės 10-ąją į linkmenis ir susipažinsit dar kartą su bendruomenė, su istorija to krašto linkmenų, kaip kaimas buvo padalintas į 2 dalis ir taip toliau. Antanas daro visada išsamius didelius pranešimus. Šiek tiek plonesnius negu knyga, bet pasiklausyti labai verta. Nežinau, Antanas yra daug kuo mūsų klubo apdovanotas. Apdovanotas kaip aktyvus narys, bet jis kaip rašytojas, kaip knygų autorius daugeliu, jis nėra apdovanotas. Tai norėdamas tą skolą kompensuoti šiek tiek, tai mes Antanui tapčiau tokią atminimo nuo klubo lentelę. Su mūsų herbu esame, buvome ir būsime, norėsiu įteikti. O kad tu toks ant margos vietos žmogus, tai čia yra tavo kilmės šaknis tokias. Tu esi patriotas, tu mylintis Lietuvą. O kas tai mylintis Lietuvą? Tai mylintis žmogus. Tu niekada nepraeisi pro šalį, nepaklausęs, nesi abejingas kitų bėdom ir rūpesčiams. Džiugu, kad surinkai po kruopą, po dalelytę tų žmonių, kurie buvo vienokiu ar kitokiu būdu išvykę iš Lietuvos gyvenimą ir juos grąžina į vieną knygą, juos grąžina į Lietuvą. Dar kartą Antanai, ačiū to. Kai šią pavardę sakysiu, tai negaliu nepasakyti. Tai jeigu pradėsiu sakyti techninis kažkoks darbuotojas, tai pavadinsiu taip: istorikas Gintautas Šapoka. Tai žodžiu, pirmą kartą sovietiniai Lietuvoje apie rytų Baltarusijos lietuvius buvo parašyta kultūros baruose 67 metais. Čia, man atrodo, ir autorius sėdė priešais mane. Suprantat, ten buvo apie tą Lazdynų Pelėdos seserį, ten suprantat taip. O ką reiktų padaryti ateičiai? Mes visada lietuviai atsiliekam baisiai. Pavyzdžiui, čia buvo, Antanas jau kalbėjo apie tas represijas 37-38 metų. Tai buvo 447 dienos. Tai kas Latviai, Estai, Lenkai suskaičiavo, kiek jų tautiečių yra sušaudyta. Aš jums pasakysiu, Lenkų sušaudyta 84 000, Latvių 13 944, Estų 4672. O kur lietuviai? Kodėl buvo tai vadinama ir Lietuvos komunistų partija
archyvą savo turėjau, kodėl nepateikė šitų skaičių. Ir aš pagal šitus skaičius, aš tik noriu dar vieną faktą apie Latvijos pateikti. Viso nuo 37 metais Sovietų Sąjungoje buvo gyventojų surašymas atliktas. Tai Latvių gyveno 67 000. Tai sušaudytų skaičius sudarė 20,9% nuo visų gyventojų. O aš kaip dar ekonomistas taip paskaičiau, atmetus vaikus iki 16 metų. Aišku, Stalinas jau šaudė vaikus nuo 12 metų. Bet jau duokim tokią intenciją, jog iki 16 te būtų šaudęs. Tai Latvių buvo sušaudyta 37% nuo visų gyventojų skaičių. Tai įsivaizduojat, tai aš kviečiu, čia tas yra ir genocido ir rezistencijos centras, surinkim duomenis, paskelbkim vardinius sąrašus. Jau Latvija, Estai yra paskelbę anų laikų represinius ir sušaudytus sąrašus, o mes vis laukiam ir laukiam. Ani Armijos Karajovos aukų sąrašo turim, ani ne, tai va tiek. Tai aš, aišku, Antanas to vienas nepadarytų, čia, kaip sakant, gal ir visuomenės paramos, padėkim, bent sudarykim dalį to sąrašo. Tie žmonėm ir paminklo reikia ir visko. O Antanui linkiu sveikatos ir kaip žemiečiai savo buvusiam, taip sakant, aukštaitiškai dar padirbėti lietuviškai toliau prie knygų. Ačiū Antanui už viską. Na, o kitą noriu pristatyti, tai yra mūsų atkurtos Lietuvos miškų buvusį ministrą Rimantą Klimą. Malonu matyti iš tikrųjų salėje žmonės, kuriems Lietuvos valstybės, Lietuvos žmonių likimai yra svarbus. Žinojimas yra būtinas, kitaip mes esame tampomi įvairių, vadinkime, pseudo propagandistų. Ypač šiomis dienomis Lietuva užplūsta įvairiausių pseudo teorijų, pseudo žinių ir tai, ką mes išgirstam, ką mes čia išgirdome ir ką Antanas savo knygoje paskelbė, dar ką papildyti, ką kalbėjęs istorikas, tai šitie baisūs dalykai tarsi lygtai ir nemadinga pasidarė kalbėti, jo pasidarė nemadinga kalbėti ir ištart žodį Lietuva, arba dar blogiau prisipažinti, kad aš esu lietuvis. Aš manau, kad mūsų radio ir televizijos nacionalinis transliuotojas kažkaip kas rytą mes girdime tarę LRT radijas. Aš galvoju, kas čia tas prie LRT? Ar jūs suprantate šitą, kodėl taip sakoma? Todėl, kad nereikėtų Lietuvos vardo girdėti iš Lietuvos žmonėms. Tai yra sąmoninga provokacija. Ir žinoma, buvo veiksmai visuomenės ir visuomenės veikėjų, kad šitą užbaigti tokią, taip sakant, Lietuvos vardo minėjimo baimę. Taigi aš turiu progą puikiai kreiptis į visus čia esančius, pabandykime savo prieinamais būdais paveikti mūsų nacionalinį transliuotoją, ar parašydami, ar paskambintami, kad užbaigtų šią gėdą. Na, Antaną belieka tik tai pasveikinti ir didžiuotis, kad toks Lietuvos sūnus atliko turbūt jau tokį rimtą darbą. Ką reiškia, sakykime, pastatyti namą, ar ką, tai puikus irgi dalykas, bet Antanas pastatė jau, kaip mes girdėjom, iš tikrųjų 6 rūmus. Ir ten kiekviena knyga tiek turi informacijos, kad stebėsi tik tai iš kur, kaip sako, Antanas sukaupė jėgų visą tai surinkti, sudėlioti tvarkingai
mandagiai įforminti, prabangiai įforminti, turime tas šešias knygas. Na, žinoma, aš šiandien galbūt čia tą pradžiai tarsi politizavau savo pasisakymą, bet manau, kad mums visiems skauda širdį, kada trypiamas Lietuvos vardas, kada lietuvis tampa jau nebe savo žemės šeimininku, o kažkokiu tarsi nelabai pageidautinu piliečiu, kada mažumos lipa ant galvos ir panašiai. Pakilkime vienas tik visomis savo jėgomis prieš šitas tendencijas. Dar yra, kas svarbu, kad šitoje knygoje, jeigu grįžtant ir kitose knygose, yra tarsi tarp eilučių juntamas atsisveikinimo su tėvynės skausmas. Ten kartais ir nepasakyta, bet jaučiamas toks skausmas. Atsisveikinimas su tėvynė. Vienas yra iš bėdos, kitas iš prievartos, trečias kartais galbūt ir per, kaip sako, per savo pasileidimą. Ypač dabar, kai plūstelėjo į vakarų šalis tą naujoji mūsų išeivija, pasiryžusi tik praturtėti kai kuriais atvejais, tai nemanau, kad yra pagirtinas ir vertas kažkokio susižavėjimo reiškinys. Kai kurie mūsų poetai, beveik visi poetai, gal reiktų pasakyti, savo eilėraščiuose yra skausmą atsisveikinant su tėvynė arba gimtinė, jeigu siauriau, yra išreiškę eilėmis. Ir tų eilių yra begalė. Ne viena, gal Maironis galbūt labiausiai iškylęs, kaip jau žinomas, mūsų labiausiai gal žinomas, kurio 10 eilėraščių pavirto dainomis. Bet buvo ir mažiau žinomi poetai, kurie atsisveikinimą su tėvynė, su gimtinė yra aprašę labai gražiai žodžiais, kai kurie jų eilėraščiai yra pavirtę labai populiariomis dainomis. Atkreipkite dėmesį į vakarinių žinių rubriką apie užmirštuosius poetus, kurių eilės tapo dainomis, tarsi liaudies dainomis. Vienas iš jų minimas yra Gudaitis, vardą neprisimenu. Tai Gudaitis yra parašęs eilėraštį, kuris yra pavirtęs labai žinomą dainą. Neišeik, neišeik tu į sodžiaus, nepalik į žilvyčių senų, bet tavęs vakarai bus nuobodūs, bet tavęs nebus sodžiuje dainų visi. Bet tavęs vakarai bus nuobodūs, bet tavęs nebus sodžiuje dainų. Gros armonika vakarą tylu, bet tavęs jau čionai nebebus. Tu išnyksi kaip sapnas užmylių, su tavim mano meilė pražus. Tu išnyksi kaip sapnas užmylių, su tavim mano meilė pražus. Tai ačiū, kad paklausėte ir padainavote. Dabar dar noriu pakalbinti ir ambasadorių Alfonsą Augulį. Ilgametį ir dabar tai yra Parvežinio festivalio organizatorių. Norėčiau priminti dar ir tuos dalykus, kad Baltarusijoje buvo mokslo akademijoje lietuvių skyrius, kurie pagrindę buvo iš tų Oršos, Vitebsko žmonių. Kur bebūtų lietuviai visą laiką, jie laikėsi kartu. Žiūrėkit, atrodo, kas ten 6-4 kaimai. Bet jie turėjo ir bažnyčią, jie turėjo ir gimnaziją. Pasižiūrėkite, kiek turėjo iškilių asmenybių.
man teko tenai dalyvauti tuose kaimuose. Ir net atrodo, kuo mes trukdo. Įsivaizduojat, vietoj šitų kaimų yra iškasta žemė. Ir ten yra tam aplinkui, kur galima ten kasti yra šitos žvyrą, ten visą kitą. Ne, visų tų lietuvių kaimų tarpe iškasta žvyras. Kai reikėjo tvarkyti kapines, nes kiekvienas kaimas, kur lietuviai darė, jie gerbė kapines, bažnyčią, mokslą, o mokslą, pasižiūrėkit, yra Tarybų sąjungos, kas premjeras buvo, tai iš Markovos, taip pat galėjo paminėti yra. Ir šitam aš nieko nepagalvojau, kadangi mes yra tą kapines dviejų kaimų tvarkėm ir kadangi buvo išaugę puikus medžiai, tai mes tuos medžius nupjovėm ir jūs nepagalvokit, yra blogai dabar. Žmonės vietoj susirinko, išpjauti medžiai, išvalyti yra taip, kaip paprotis yra kapinės. Klausia pas mane, sako, Gidi, ar baltas galima? Aišku galima, kas gali pagalvoti ir visą kitą. Jau nedavažiavęs autobusų iš Vilnių, gavau kokiu būdu, kodėl būtinai lietuvių matydavim tas asfaltas. Jūs įsivaizduojat, man į galvą. Ir važiuodami link Minsko, sustojom tokiam žvyro karjerė. Ir atsirado žmogus, sako, tai va čia sušaudė apie 70% apie Markovos žmonės lietuvius. Atrodo, mes aplinkui važiuodami visą niekarą. Iš tikrųjų, tai tenai sušaudyti lietuviai. Nors niekur yra neparašyta apie šitos dalykus. Ir šitą knygą labai vertinga kuo yra, todėl kad ten atgaivino, atrodo, apie tuos žmonės, kurie ten gyvena, apie tuos žmonės, kurie ten ir dabar gyvena. Ten suradom, tai yra buvo 90 kažkuriais 5 metais yra sodyba. Toj sodyboj 100 metų jau mūsų laikais niekas nepasikeitė. Yra išlaikyta viskas, kaip jie atvyko nuo Ignalinos, taip ir išsilaikė. Ir net ir trobos yra įėjimas, atsidarimas durų ir yra buvo išlaikyta taip, kaip ir Tamo Birutė jos vardas yra buvo, kad atidarinėjom ir truputį keliam durim. Negalima, čia iš Lietuvos. Čia iš Lietuvos. Dabar, kada atvažiavom su vyskupu, tai visas kaimas sutarė, kur Lietuvos vyskupas. Tai pas Birutė. Ir tai jinai yra, sako, va tie išausti, ten 1800 kažkuriais metais išausta ten paklodas, išaustas visą kitą. Ir jūs neįsivaizduojate, su kokia laimė, džiaugsmu pasakoja čia iš Lietuvos. Ir šiuo metu ne tik tai reikėtų ir tiesiog paminklą pačiam pastatyti yra už tai, kad yra sugebėjai atgaivinti
kas ten buvo, kas ten yra, kas ten. Čia reikėtų dar yra, aš noriu prisiminti, kad būtinai reikia ne tik tai paminėti ir apie tos žmonės, kurie tenai, bet ir tie, kurie, reiškia, šiandien, Baltarusių mokslininkai skaito, kad Baltarusijos teritorijai, dabartiniai Baltarusijos teritorijai yra 600 tūkstančių lietuvių kilmės žmonės. Ir tais laikais buvo teismas. Neišdrįso, patvirtino šitą skaičių Baltarusijos teismas, tai yra, kuris buvo 90 kažkuriais metais. O dėl čia tos knygos yra, jinai yra vertybė, aš tikiuosi, kad yra ir klubas Beržyno. O kodėl Beržyno klubą pavadino? Todėl, kad tenai, atrodo, mes visi čia Lietuvoje pripratę prie lapuočių, o tenai visi lapuočiai. Lapuočiai ir ąžuolai, beržai. Ir aš nežinau kodėl, bet yra labai juos gerbė lietuviai. Pavyzdžiui, net yra, sakydavo kabinėse, kad, sakau, tai kodėl jūs nepjaunat? Kad sako, čia auga, beržas čia, lapuotis. Nežinau, ir taip pat yra tie, kodėl tokia pagarba. Taip pat reikėtų yra, tikriausiai mokslininkam pasižiūrėti yra. Ir čia šitoje knygoje, kai pasižiūriu, tai, žinot, yra visa jaunystės prisiminimai. Ir tai, kad šiandien sugebėta nušviesti bent dalis, aš tikiuosi, kad yra tų malkoviečių, nes juos yra daugiausia Malkovo vadinasi. Kai pradėjo kolūkius kurti, jie suprato, kad jie bus sunaikinti. Jie patys į kolūkį apsijungė, tvarkėsi, tolai, kolai jų nepašalino iš gyvenimo. Nežinau net ir kokius padėkos žodžius pasakyti yra autoriui, nes važiavo daug mokslininkų. Važiavo ir bandė ir su mokslo akademija visą. Kažkodėl tai labai nemadoj buvo, nes tai yra Baltarusija. Bet čia ne Baltarusija, čia yra Lietuvos dalis. Ačiū. Tai noriu jo bendramokslį pakviesti, Juozą Timą. Labai gražiai čia buvo pakalbėta visų. Aš sėdžiu ir jaučiu savotišką pasididžiavimą ir tuo pačiu, kad jautiesi laimingas žmogus. Va žvelgiu į Antaną, jau turbūt ir čia iš jūsų visų esančių, ne taip jau dažnai pasitaiko, kad virš 60 metų pažįsti tą žmogų. Na, o 62 praeito šimtmečio, 67 metai, tai mūsų pačios gražiausios jaunystės metai. Ir Kaunas, Laisvės alėja, mūsų gyvenimas, kaip jis nebūtų ar kas, bet šiandien, kai gali šitą prisiminti, tai nuostabiai gražu, nuostabiai džiugu. Na ir dar sakysiu stebėtina, man tikrai stebėtina, juk mesgi Antanai, tais jaunystės metų graužikai, medžiagų atsparumas, teorinė mechanika, statybinė mechanika ir kas galėjo pagalvoti, kad pas šitą žmogų yra dar
toks troškimas, aš nežinau kaip šiandien pasakyti, bet turbūt širdies, proto ir pareigos jausmo sintezė atlikti tokį nuostabų darbą, ne tik savo, bet visam kraštui. Tad, mielas Antanai, aš jau noriu ilgai kalbėti, esu labai laimingas, kad pakvietei čia. Na ir pačiam, ką aš noriu palinkėti, tai aišku tik sveikatos, sveikatos, sveikatos ir dar daug tokių gražių dienų ir kūrybinių minčių, kad galėtume tęsti šitą savo nuostabiai pradėtą darbą. Na ir pabaigti norėčiau tokiais žodžiais, tokiom eilėm. Ak, žodžiai, lietuviški žodžiai, susukę lizdus po tėvų pastogę, kaip paukščiai sparnuočiai. Nenoriu tuščių, negyvų lizdų ir namų ir nenoriu tų žodžių sparnuočių mirties. Skambėkite paukščių minorų, atskridę čia iš praeities. Lietuviški žodžiai, kaip medžiai išaugę miške, kaip gražiai prie kelio ir kaip į palaukę išėję baltieji beržai, tvirti, liemeningi, padangę parėmę žaliaisiais pečiais, jokia jų audra neįstengė išrauti žiauriais papročiais. Lietuviški žodžiai kaip bangos, žiloji lietuvių kalba, kaip nemunas pievomis rangos per amžius tautos pažiba. Galinga, didinga, svajinga platijos tėkmė, pasauly mums nieko nestinga, kol skamba kaip auksas giesmė. Ak, žodžiai sparnuočiai, lapuočiai beržai. Ak, lietuvių senos kalbos tarsi nemunas žodžiai. Meldžiu, nepalikit dainos, meldžiu, nepalikite mano namų, nepalikit, meldžiu, gyvos Lietuvos. Ji gyveno ir gyvų gyvens tik žodžiu. Ačiū. Ačiū Jūsų eilėraštis rašytas. Oi kareivi, kareivėli, kur tavo grėsmių naudai, lėlių, lėlių, kur tavo grėsmių naudai, žalio girioj porla.
tokias gražias dainas. Ir dar baigiamasis žodis autoriui. Perskaitę šias knygos eilutes, neužversk jos, skaityk toliau. Čia rasi daug Lietuvos praeities, rasi savo prosenelių, prievartą ar savanoriškai gyvenusių toli nuo tėvynės pavardės. Jos net iš knygos ištraukiau, surašiau, gal kas, kam įdomu, ir savo palikuonių panašias pavardės ras. Gal iš pavardės atpažinsi savo senelius ir prosenelius, ten dirbusiais mokytojais, kunigais. Gal ir tu, mielas skaitytojau, vyksi į tas tolimas vietas, kur svetimoje žemėje amžinojo poilsio priklausi tavo proseneliai. Tavo indėlis lietuvių tautos atminimui bus ypatingas, jeigu apie jų gyvenimus, likimus iš perskaitytų knygų papasakosi ateities kartoms. Tai paliksi didžiulę savosios tautos praeities atminimo žymę. Ačiū Jums.